Sveiki visi. Sveiki, baigėsi rusų kalbos savaitė. Pažiūrėkime, kas vyko pamokų metu. Мяу. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. У нас сегодня, вся эта неделя, это неделя русского языка. Может, вы можете угадать, какой персонаж? Вот. У бабы Яги есть избушка. На чем она стоит? Знаешь, на чем избушка стоит? Kas pasiūlė seneliui turtą, naują namą ir dalyką, kad plauti. Gyvūnas toks. Jisai рыба. Карабас-барабас, знаете, кто такой? Да. Обещал за то, что это найдут много золота и большое вознаграждение. Буратино. Нет, Буратино это персонаж. Он хотел, чтобы это нашли. Молодцы. Visų konkursų rezultatus paskelbsime kitą savaitę. Technologijų mokytojos Edita ir Natalija paruošė spektaklį Zuikis Puikis pradinių klasių mokiniams. Vaidina 10 C klasės mokiniai. Šimtas zuikių susirinko, net žali. Artėja Kalėdų ir Naujų metų laikas. Miestai puošiasi, o Vienybės aikštėje įžiebia eglutę. Bet vėl atsistoju, ateina žiema. Savo širdį supakuoju. Metas puoštis ir gimnazijai. Raginami mokinės papuošti savo klasės ir nepamiršti pasirodymą naujametiniam koncertui. Koncertas vyks 5-7 klasių mokiniams gruodžio 19 dieną, O 8-11 klasių mokiniams gruodžio 20 dieną. o gruodžio 23 bus veiklos su klasės vadovais. Taigi, mūsų laukia daug gražių akimirkų. Na, o šiai dienai tiek. Perduodam žodį filialui. Sveiki, lapkričio 21 tarptautinė nerūkymo diena. Visą praeitą savaitę gimnazijos skyriuje buvo vykdomas projektas Rūkymui ne. Klausėme moksleivių apie rūkymo žalą ir kaip mes galime padaryti, kad mūsų gimnazijos mokiniai nerūkytų. Štai ką jie siūlo. Ką daryti, kad vaikai nerūkytų, mokiniai aplink? Tiksliai nežinau, bet gal nežiūrėti kitus, ką kiti daro, neimti pavyzdį iš jų ir labai kenkia. Kenkia, rūkymas turi minty. Rūkymas kenkia labai. Tiesiog nežiūrėti, kaip kiti daro, tiesiog daryti savo, neiti kitų kryptim, nes gali paskui neiti kitų kryptim, rūkyti, paskui vartoti ir taip toliau. Tiesiog eik savo kryptim ir neik blogų žmonių kryptim. Siek savo tikslų. Ačiū. Reikia daugiau mokykloje pakabinti kamerų. Būtina už mokyklos, todėl kad ten išvis nėra kamerų. Taip pat reikia paaiškinti vaikams, kad negalima rūkyti, todėl kad kenkia sveikatai ir kvėpavimui.
Reikia mūsų mokykloje pastatyti nors vieną budintį, kuris stebėtų tvarką mokykloje, kad vyresni mokiniai nerūkytų mūsų mokykloje. Mano nuomonė uždrausti cigaretės mūsų regione ir sugriežtinti pardavimas cigarečių jaunimams. Daugiau policininkų. Jei vaikai pradėjo rūkyti, reikia nuvesti į centrus, kur galima pamatyti organus rūkančių žmonių. Rūkymas žudo, naudėja šalyje esančių, kenkia grožių, sumažina būtį. Rūkymui ne! Aš nerūkau ir jums nesiūlau. 5 klasių tarpmokyklinės kvadratų varžybos įvyko lapkričio 20 dieną. Norime, kad tokių susitikimų būtų daugiau. Leonidas veda varžybas. Praėjusį ketvirtadienį Žalgirio arenoje susirinko daugiau negu 13 000 moksleivių. Įvyko ypatinga pamokų diena. Mūsų 10-okai su mokytoja Julija dalyvavo šioje pamokoje. Turėsim šiandien ypatingai gerą dieną. Šiandien yra geriausia ever pamokų diena. Dar kartą paplosime. Žalgirio areną padarykit biškį triukšmo. Šitas buvo? Turėtume jausti, kad po truputį Pats prie savęs ne, bet jeigu duosit man, tai... Mes dalyvavome renginyje Geriausia pamokų diena. Pamatėme daug įdomių programų, buvo labai įvairios pamokos ir eksponatai. Čia labai linksmi ir įdomus vedėjai. Labai patiko pasirodymai, vaišino nemokamai ledų ir susipažino su universitetais. Man tai labai aktualu. Šiandien tiek. Su jumis buvo Marva ir Deimantė.